Šiemet jau 29-oji Aglonėnų seniūnijos rašytojos Ievos Simonaitytės premija už neįkainojamus ir ypač reikšmingus darbus atiteko Domui Kaunui. Jis, tikras Mažosios Lietuvos patriotas, visą savo kūrybinę energiją paskyręs Mažosios ir Didžiosios Lietuvos knygos istorijai, kultūrai ir žmonėms, kurie savo darbais prisilietė prie šio krašto savitumo išsaugojimo. Darau šiandien tai, ką išmokau daryti prieš 55 metus. Tai yra, esu universiteto žmogus, universiteto dėstytojas, universiteto mokslininkas. Ir išmokau rašyti ir knygas, straipsnius, išmokau tyrinėti, išmokau kantrybės, sėdėti kantriai metai iš metų archyvuose, muziejuose, bibliotekose, keliauti ir po Europos šalis, ir Amerikos šalis, ir kiekvieną kartą negrįžti tuščiomis. Per daugelį metų nuo pat jaunų dienų Domas Kaunas yra išvaikščiojęs visus Aglonėnų ir aplinkinių seniūnijų kaimus ir prikaupęs daugybę senosios raštijos, daugiausia religinės literatūros medžiagos, archyvinių dokumentų, ikonografijų, bent kelių šimtų rašytojų asmeninių ir kūrybinių biografijų. Visos jos dar ir šiandien turi savo vietą laureato namų lentynose. 70 spalio 30 dieną sėdau ant dviračio, kuprinę ant bagažinės, tokia tašelė, ten kuprinės dar neturėjau. Nuvažiavau į vieną kitą kaimą, kur žinojom. Nuvažiavau tenais, moteriškė tokia gyvena, kitam tas meistras. Sako, vaikeli, mes neturim, bet čia jeigu tu nuvažiuosi iš 3 kilometrų į Deiglių kaimą, ten mano brolis gyvena. Nuvažiavau, įsišnekėjom, kai šnekta baigės, einam vaikelį ant viršaus, ten po stogu parištas bulvinis krepšys, pilnas knygų, nu pelių taip saugoju. Atsinešėm į tą pačią ir dedam ant stalo. Sako, prilaus, aš turiu pasidėjęs, iš ko meldžiuosi, ten Bibliją skaitau, giesmynus, taip, šitą gali vežtis. Ir visgi daugiausiai mokslininko dėmesio sulaukė Mažoji Lietuva bei čia gyvenę bibliofilai, kurių lentynose buvo nugulusios Biblijos, giesmynai ir kitos įvairiausios knygos. Domo Kauno šaknys Plungės apylinkėse, tačiau dar būdamas jaunas jis su tėvais atsikėlė gyventi į Stragnų kaimą. Vėliau gyveno Aglonėnuose, čia ir Priekulėje lankė mokyklą. Tada 3 klasėje besimokantį Domą visai netikėtai ir aplankė meilė šiam kraštui. Simonaitytė mano žvaigždė, be abejo žvaigždė yra, kalbos nėra, jeigu ištraukčiau dėžutę, kiek surinkau medžiagos, kortelių yra surinkta, esu parengęs ir apie ją atsiminimus. Būdamas studentas, Domas Kaunas ir pats turėjo progą lankytis Ievos Simonaitytės namuose Priekulėje. Taip užsimezgė jųdviejų draugystė, kuri tęsiasi, kaip pats mokslininkas sako, iki pat palydėtuvių į Antakalnio kapines. Ir tada, kai jos buvo 100-metis minėtas, tai aš nutariau atsiminimus, kuriuos surinkau apie ją po mirties, išleisti knygą. Ir jinai išėjo, aš esu etmis Eve. Už nuopelnus rašytojos Ievos Simonaitytės atminimui Domas Kaunas jau yra apdovanojamas 3 kartą. Šis, anot jo, ypač pamalonino, nes tai kraštiečių dėmesys. O už laimėtą premiją planuoja įsigyti dar vertingų knygų. Mielai sulaukė seniūnės kvietimo, sakau, atvažiuosiu, žinoma, kad atvažiuosiu, pabūsiu, paklausysiu, kai atsiunti programą, kur toks puikus koncertas. Suveikia žmonės, pasisveikinsiu, pasibūsiu. Na ir tikiuosi, merą pamatysiu dar ir taip pat. Dar ir dabar, gyvendamas Vilniuje, Domas Kaunas taip pat stipriai yra atsidavęs Klaipėdos kraštui. Savo daugiabučio kieme 2 kartus per metus iškelia vėliavą, skirtą Mažosios Lietuvos svarbiems įvykiams paminėti. O smalsiems kaimynams tenka ir papasakoti, kokia tai vėliava ir ką simbolizuoja jos spalvos. Jis tęsia tradicijas ir šiandien, todėl tokia garbinga Ievos Simonaitytės vardo premija šiemet yra įteikiama ryškiai asmenybei. Ilgamečiam Vilniaus universiteto dėstytojui, mokslininkui, profesoriui, tyrinėtojui Domui Kaunui.